Svarbiausia – būti žmogumi. Didžiausias turtas ir vertybė. Tu pasakyk, ko mes gyvenime verti, jei pinigas svarbiau nei kažkieno gyvybė. Bet kokią sritį, ką be paliestum, sunku įžvelgti žmogiškumą. Kur širdingumas kadais gyvavo, dabar matai abejingumą. Gyvenom mes kartu ir augom, viena mus žemė užaugino. Kažkas išliko žmogumi, kažkas nesuvokė likimo, kažkas suprasti atsisakė, drąsos pritrūko savęs paklausti, kažkas visą gyvenimą praėjo, taip neišmokęs mylėti ir jausti. Kas tas žmogus, kas per būtybę, nuo meilės gimė ar nuo piktos, kokia esmė čia buvo gimti, kodėl aplink melo tiek daug ir tiek mažai tiesos, kodėl žmogus nustojo saugot tai, kas jį daro žmogumi. Savo juslių vergais mes tapom ir negyvenam širdimi. Kiekvienas norime gyvuoti, mes norim gero savo ir artimiems, dažnai pamirštame svarbiausia, pasaulis duotas ne mums vieniems. Mes surišti su kitom sielom, priklausom vieni nuo kitų. Atėjome į šį pasaulį kurti, daug turime bendrų tikslų. Mums duota daug, turime tai, apie ką protėviai net negalėjo pasvajoti. Užtat jie vengia žmogų įžeisti, o mes nebijome išduoti. Mes technologiškai pažengę, bet degradavę širdimi. Mes siekiam turto, statuso, populiarumo ir atsikratome vertybių, kurios mus daro žmogumi. Jei civilizuotas pasaulis tai skurdas, alkis, beprasmiškumas veiduose, savanaudiškumas, įžūlumas, pyktis, tai kokia ateitis mūsų laukia? Į kieno duris turime belstis, kieno pagalbos kviestis, kad nesibaigtų mūsų civilizacijos gyvastis. Mes praradom pusiausvyrą tarp žmogaus ir gamtos. Mes juk tokie maži, o apetitas neturintis ribos. Mes tik akimirką laikę, nata, kuri net nebus išgirsta visatos simfonijoje. Smiltelė, nusprendusi, kad ji tvirta uola. Primityviausi išgyvenimo instinktai tapo svarbiausių tikslų. Pasaulį, kuriame yra visko, nebėra tik dievų, nebėra tikėjimo, nebėra tyrų žinių. Pasaulį, kuriame apstu visko, bet kuriame liko taip mažai tvirtų žmonių. Trapus tikėjimas, ko vertos maldos ir giesmės tų, kurie išgąsdinti pačio gyvenimo, nukeliavo pražūties keliu. Susikūrė istorijas ir beatodariškai jomis patikėjo, skęsta patys ir tempia tos, kas greta stovėjo. Laikai, kai siela nevertinama, o pinigai aukščiau visko. Laikai, kai gyveni tik šią dieną, neturėdamas ilgalaikio tikslo. Kai tavo svajonės apsiriboja etiketėje nurodyta kaina, supratimas, kad tai buvo tuščia, ateina tik su mirties palaima. Likimas rašo savo knygą, ten žymimi mūsų darbai. Tu nori, kad tavim didžiuotųsi, ar iš gėdos degtų tavo vaikai. Nejau visai nebematai, kaip nusirytom, sužvėrėjom, kadaise protėvių uždėti pamatai, kurie taip greitai prie mūsų subirėjo. Nei vienas ginklas, nei tabletė, taikos pasauliai nesukurs. Kol sutinkytų būti marionetė, tave kaip auka pastoviai puls. Vergais mes tampam savo norų, leidžiam kitiems valdyti mus. Kada atsakomybės vengiam prisiimti, pakliūname į savo voratinklius austus. Gyvenimas nėra žaidimas, mums yra duoti tam tikri terminai. Laiko vagis tai puikiai žino, jų tikslai neišlaikyti mūsų egzistenciniai egzaminai. Mes būtinai rasime kelią, bet turime eiti drauge. Yra pagrindiniai tautų keliai, o tik tada mūsų keliukai ir žvyrkeliai. Pagrindinis visos žmonijos orientyras yra dvasinis tobulėjimas. Be jo, visa kita yra tik beprasmis žaidimas, kelio dėl takelio išsižadėjimas.